Sveiki žvėjai! Sveiki. Taigi, kaip matote, šiandien viešiu pas Gintarą, tai reiškia, kad mūsų rankose bus spiningai. Gintaras neiškentė ir sako, Sauliau, metas testuoti Mariją naujuosius voblerius. Emilis su Valdu jau juos murgdė upeliuose, sėkmingai pagavo upėtakių bei šlakį. Nu, mes pasirinkome šiek tiek kitokį jų testavimo būdą ir šiandien merksime į seklius vandenis ir tvičingausime, bandysim suvilioti pavasarinę margašonę. Kokiu čia Gintarui maršrutų turi, aišku, numatęs? Yra keletas vietų iš tikro, kur tų lydekų yra ir manau, kad laukia nebloga žvejyba. To labiau vobleriai jau save užsirekomendavo. Mūsų rankose, aš manau, jie prabils ir parodysim žiūrovams, kokie yra kibus. Nu, tikėkime, kad viskas bus gerai. Pirmin! Barškai. Nedickas. Nedickas, bet vis tiek. Vis tiek žuvelės. Matai samaninį. Štai. Pirmoji mano lydeka. Atidariau sezoną. Manau, kad dabar viskas klosis tik į gerąją pusę. Taigi šiandieninę mes žūklės su Gintaru nusprendėme pradėti nuo šių į Mariją voblerių, tai yra MJ Twitch 11 cm. Ir mūsų pasirinkimas buvo dėl to, kad tai yra 2,5 metro, o šie vobleriai užneria kažkur tai iki 2 metrų, jeigu gerai teisingai gaudant juos užgilini. Ir puikiai metasi, nes esame išsinkaravę vidury telkinio ir bandome apmėtyti ir į tą pusę. Ir dėl to jie tikrai puikias turi kastinginės savybės ir mes sugebame apgaudyti visą plotą nuo vidurio telkinio. Plius yra įvairių spalvinimų. Viduje turi šaratukus, kurie duoda akustiką. Tai vilioja drumstam vandenį žuvis ir plius, kaip ir minėjau, geras metimo savybės. Tiksliai, gražiai skrenda, neįtakoja vėjas metimo ir galim pasiekti norimas apgaudyti vietas. Gintaras, kaip matėte, iš pradžių pasirinko tokį aktyvų, griežtą, taip vadinamą tiger spalvinimą, piktą. Aš iš pradžių įvairius bandžiau, rinkausi tiek kažkokias rūžavą, tiek natūralų spalvinimą, tačiau buvau pasilikęs klasikinį spalvinimą samanėlę, tokia agresyvesnė, šiek tiek pačiam galai galvoju, nes tai yra klasikinė spalva, kuri jau yra išbandyta, bet būtent ant šito voblerio dar nebuvo bandyta ir kas man įtakojo pasirinkimą, kad yra oranžinis papilvės paspalvinimas,
kur aš taip galvojau, kad jeigu aš jį įkišiu į vandenį, anksčiau ir vėliau vis tiek man turėtų kalti lydeka. Ir po 5 minučių turėjau pirmą savo laimikį. Bandau toliau, kol kas jo dar nekeisiu. Pažiūrėsiu, ar tai atsitiktinumas, ar kažkokia tai yra tendencija. Taigi, kol Gintaras toliau testuoja masalus, noriu šiek tiek priminti iš esmės apie juos, kas tai yra. Marija kompanija yra išskirtinai japonų gamintojas, gamina visą savo produkciją tik tais Japonijoje, kalbant apie... Lydeką? Jo. Nu va, tik pradėjo kalbėti ir iš karto seka eilinė lydekaitė. Nedidelė. Dėja. Nu, matai. Gal aš per daug nesiplėsiu, nes patys masalai už save kalba. Tai kol Gintaras tvarkosi su gražuoliu ešeriu, tęsiu savo mintį. Išskirtinai gaminami vobleriai yra Japonijoje. Ir šiandien mes išbandėme 3 rūšis šių puikių masalų. Seklesnėse vietose iš pačio ryto galvojame, kad lydekos yra vangios ir seklesnėse vietose bandėme pateikti jiems 13 cm plaukiantį MG1 modelį. Šis masalas labai tinkamas yra pravesti tarp lelijų, kur yra, pavyzdžiui, nuklotas dugnas žolėmis, o aplink lelijos įmeti gražiai timt, jisai gražiai paneria, vaikšto lėtais judesiais. Ir rekomenduočiau daryti tokias lėtesnės, ilgesnės pauzes, kad jisai gražiai kildamas ypatingai vilioja tuo metu žuvis. Toliau bandėme MG Twitch 9 cm masalą. Jisai kuom skiriasi nuo MG Twitch 11 cm masalo, dėl to, kad kaip aš pastebėjau dabar iš praktikos, pirmą kartą juos bandydamas, kad šitas modelis, kad jisai ir didesnis, tačiau jisai turintis, kad ir vienodus liežuvėlius visiškai, tik yra ilgyje skirtumas. Tačiau jisai neria šiek tiek sekliau negu mažesnis. Mažesnis kažkaip labiau užsiskandina ir giliau nuneria. Toks mano pastebėjimas yra taip, kad jeigu gaudysite kažkur tai, kad ir ešerius, kokių 3-4 metrų gilyje, aš manau, kad galima tikrai drąsiai su šitu masalu juos išvilioti. Taipogi nekalbant jau ir apie lydekas. O šiandienos favoritas būtent buvo MG Twitch 11 cm neutralaus plūdurumo. Ir praktiškai visi kibimai sekė tik tais ant šitų masalų. Nes šiandieną mes pastebėjom su Gintaru, kad lydeka yra pasyvi, jai reikėjo ryškių spalvų, pakankamai agresyvių ir reikėjo pakankamai tokio griežtesnio provokatoriaus. Tik tai pauzės, bet reikėjo ilginti, kada lydekos neaktyvios, reikia šiek tiek pažaisti su pauzėm. Bet tai pirmoji dienos daly buvo iš pat ryto. Reikalingos buvo ilgesnės pauzės, dėl to, kad buvo dar vanduo neiššilę, saulė taip neįsiplieskusi, o po to įsidienojusi, aš pastebėjau, kad agresyvesnis pravedimas reikalingas buvo. Kad išprovokuota neaktyvę žuvį, iš tikrųjų reikia ir kaitalioti tos pravedimo būdus, patempimo intensyvumą, kad lydeką suerzint. Savaime suprantama, išbandėme visą gamą spalvų. Gintaras pirmų šūvių pataikė, užsidėjo būtent šitokio spalvinimo masalą ir ilgą laiką jisai labai sėkmingai su juo gaudė. Ten, kas mane labiausiai stebino ir dabar nustebino, kad ešeriai jį stvarstė. Didžiulį tokį voblerį renkasi ešeriai, reiškia darbas tikrai yra neprikaištingas. Ešerys jis pasirenka. Lydeka jinai tokia didesnė plėšrūnė, jinai kartais metasi ten bet kurio masaliuko. O ešerys jis tikrai išsirenka savo tinkamą. Kalbant
Kalbant apie įrankį, labai nesiplėsiu iš tikrųjų. Aš gaudau Sobugarsijos Veritas meškerę. Pagrindinis yra reikalavimas, kad jisai turėtų būti pakankamai trumpas, maksimum 2,10 m, nes kitaip vandenį plaksite ir nepatogu bus gaudyti. Antras reikalavimas, kad jis pakankamai turėtų būti kietas ir greitas, nes reikia išjudinti masalą. Ne veltui šitas būdas vadinamas patraukimas, sustabdymas. Tai yra pajudini masalą porą kartų, trejetą, pauzė. Ir būtent, kad jį išjudinti, užvesti, tai reikalingas įrankis tikrai pakankamai kietas, bet nereikia visiškai imti kuolo, nes tada nukentės metimas, jautrumas ir masalo pravedimo technika. Malonumas. Ir tiesiog dings ir malonumas. Taigi nutraukėme savo žūklę, nes laukia labai įtemptas ir sensacingas susitikimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje. Šiandien čia vyks posėdis, kur susikryžiuos žvejų mėgėjų bei žvejų verslininkų interesai. Kiekviena pusė gins savo pusę. Mūsų laida atstovaus mėgėjų, savaime suprantama, interesus, taipogi mėgėjų interesus atstovaus kvotų prekybos sistemos nariai. Taigi šiame posėdėje bus sprendžiama, ar uždrausti verslinę žūklę vidaus vandenyse. Tai yra Lietuvos ežeruose visiškai bus panaikinama verslinė žūklė, ar bus daromos kažkokios tai išlygos. Taigi einame, skubame į posėdį, šiek tiek jaudinuosi, tačiau tikiuosi, kad viskas bus gerai. Labą dieną dar kartą visiems. Esu Mindaugas Vigraitis, atstovauju UAB Kotas, prekybos sistemą. Lietuva, kaip jau minėjo prieš tai esantis pranešėjai, yra žvejų kraštas, užimantis lyderiaujančias pozicijas visoje Europoje pagal žvejų skaičių vienam gyventojui. Jau dabar Lietuva pradeda garsėti kaip viena iš geriausių vietų Europoje, kur galima pagauti didžiąją karališką žuvį lašišą. Ir jau dabar prasideda susidomėjimas iš užsienio žvejų, kurie atvyksta į Lietuvą, norėdami pagauti šią žuvį, apsistoja viešbučiuose, valgo, geria, perka licenzijas ir taip palieka pinigus Lietuvoje. Ir visa tai dėka įžuvinimo kasmetinės programos, dėka licencijuotos žvejybos bei draudžiamos verslinės žūklės šių žuvų. Dar mes vieną turim pavyzdį Lietuvoje, šalia Minijos esantį Mingės kaimą, į kurį taip pat suplūsta žvejai iš visos Lietuvos, važiuoja 300 km iš kitos Lietuvos krašto tam, kad pagautų ne lašišą, o kuoją. Kuoją, plakį, didesnį ešerį. Dėl to, kad paprasčiausiai vidaus telkiniuose nebeliko žuvų, nes juos išgaudo ponai verslininkai, brakonieriai. Mažėjantis žuvų ištekliai vidaus vandenyse daro neigiamą įtaką ir jaunai kartai, kuri auga informacinių technologijų apsuptyje, ir ją sudominti šitą sveiką gyvenseną skatinančių užsiimų mėgėjišką žvejybą yra sudėtinga, dėl to, kad neįmanoma pagauti žuvies. Kalbėti apie mažmeninę apyvartą ir jos naudą Lietuvai. Apyvarta metinė yra apie 130 milijonų litų, ko pasiekoje sumokami 10 milijonų litų mokesčių į biudžetą. Čia reikėtų paskaičiuoti ir darbo vietų užimtumą, kadangi šalyje yra apie 300 su žūkle susijusių parduotuvių bei apie 33 įmonės užsiimančios didmeninę prekybą.
Nei viena valstybė Europos neturi, skaičiuojant vienam gyventojui, tiek daug mėgėjiškų žūklei skirtų televizijos programų transliuojamų per nacionalinę televiziją, vat kaip kolegos šiandien kimba. Tiek internetinių portalų, žurnalų skirtų žūklei, kur, kaip minėjo, sukūrėma dar apie 20 darbo vietų. Tuo tarpu mes kalbame ir lyginamės du nesulyginamus dalykus, kaip verslinė žuvininkystė ežeruose, kur sugauto laimikio vertė, kaip pastebėjau, yra 400 000 litų ir žvėjoja 55 įmonės. Nesuprantu iš vis, būdamas verslininku, apie ką mes kalbame. Apie 7 000 litų įmonė per metus, nuo ko dar sumokate, kaip teigiate, 2 procentus nuo pajamų skirtų įžuvinimui, po to už ežero nuomą, pelno kažkokį tai pelno mokestį, nors neįsivaizduoju, iš kur jis gali atsirasti. Čia, matematika čia niekaip nesidėlioja, nepykit. Nesikartokit, vienas pasakė, tai kam kartuojate, kad gerai. Aš nesuprantu, kodėl jūs skiriate tiek laiko ginčam ir kovom, jeigu yra daug efektyvesnių būdų uždirbti pinigų, kaip teigia Ilgio ežeras, kaip parduota už 37 000 litų leidimų. Organizuojant, kiek atsimenu, verslinė žūklė buvo pateikti skaičiai, kad galima uždirbti 1000 litų ir nedaugiau. Čia, gerbiamas ministrė, aš nematau logikos, kad už kelius šimtus litų išnuomojami ežerai metams, įmonė surenka 400 000 litų pajamų, žuvų ištekliai sumažėja, o žvejai mėgėjai leidžia milijonus išvykoms į užsienį tam, kad pagautų starkį ar didesnį lydeką. Atsinaujinus žuvies ištekliams mūsų ežeruose ir susikūrus žūklės bazėms, mūsų tautiečiai taip pat dalyvautų tokiuose parodose, programuose ir taip populiarintų mūsų šalies žūklės turizmą užsienyje ir jos eksportą. Ir kas be ko būtų sukurta daug daugiau tikrai darbo vietų, negu deklaruojama verslinė žuvininkystės sektoriuje vidaus vandenyje. Dėkui, tai tiek aš norėjau. Pirmiausiai norėčiau, kaip sakym, žvejys, kuris susijęs su tuo darbu, aš ne pirmus ir ne ten antrus, bet nuo pradžios tos ežerus nuomoju. Nes, pavyzdžiui, aš turiu ten traukinį tinklų, nes, sakym, tas traukimas tinklas, tas pas kaip žvejyba, tai, sakym, kaip gera valytoja kiekvieną kartą išvalo grindis, nes visiems, jeigu nevalysi, ten dugnas, ant grindų dulkės susidaryta ir ežeruose tas pats. O žuvies dėl ko sumažėja? Čia mano manimu. Aš moksliškai, todėl, kad aš jau gyvenu virš pusę amžiaus ir visą laiką gyvenu prie vandens. Mano vaikystėje buvo, sakykime, toks dalykas, kad visos buvo žrėvos pievos, ten buvo, sakykime, seneliai, ten žmonės iššienautos, sutvarkys, nes buvo žemės ūkio veikla, kur žuvis galėjo išeiti, lengvai išneršėti, joms sąlygos, nebuvo tų plačių nendrynų, aplink ežerus lapuočiai miškai įsiplėtėjo. Dabar viskas pūna, sukrinta, nerštaviečių nėra, žuvis atsitraukia nuo krantų, nendrės, nes ten yra iš šilaudos metano dujos skiriasi. Vat ir visa bėda, todėl kad jų erdvė yra mažėja tos pačios žuvies. Dėl poveikio žuvų ištekliam. Mes turim prieš porą metų padarytus tyrimus mokslininkų, kurie labai aiškiai parodė, kad poveikis plėšriosiom žuvim yra išimtinai tik tai mėgėjų. Yra daromas neigiamas didelis jaučiamas, kuris populiacijom jaučiamas, o verslininkų daromas poveikis yra neplėšriom žuvim. Pagrindė tai yra kojam ir karšiam. Kodėl sakote, kad starkiai tai nėra verslinės žūklės objektas? O kad mėgėjai, jūs minėjote, kad lydekos starkiai buvo išgaudomi mėgėjų. Taip, tai yra starkis pagrindinė verslinė žuvis? Daryti yra tyrimai poveikis mėgėjiškos žūklės, būtent ten, kur vandens telkiniai yra gausiai lankomi mėgėjų žvejų ir kur vandens telkiniai intensyviai žvejojami, naudojami versliniai žūklei. Tai pavyzdžiui, Kauno marios, kai buvo, tai vadinasi, mėgėjai išgaudė visus starkius, o verslininkai neįtakojo jų populiacijai? Didesnis poveikis buvo jaučiamas iš mėgėjų. Komedijas baigiam. Galima, aš pasakysiu, turiu tokią informaciją. Žvejai verslininkai, pavyzdžiui, Jurgiškio ežere 12 metais sugavo 771 kg žuvų, iš jų 80% sudarė plėšriosios žuvys, sterkai, lydekos ir ešeriai, o tik 15% karšiai ir tik 5% lynai, karosai ir raudės. Ačiū. Sveiki, gyvi ministrė. Sveiki. Daugeliui žvejų, mėgėjų
kyla klausimas ir pastovius vyksta diskusijos apie tą verslinę žūklę. Taigi kokia dabar yra situacija verslinėje žvejyboje vidaus vandenyse? Gal yra kažkokių tai pasikeitimų? Kiek girdėjau yra? Tai ir man kyla pastoviai tie klausimai, ne tik tai žvejam ir žvejam mėgėjam. Kai kurių yra, jūs žinote, mes ėmėmės ir dėl tinklų pardavimo, mes dabar uždraudėm žvejybą tinklais nuomojamuose vandenyse, tai seniau nuomotojai tą galėdavo daryti, dabar aš pasirašiau įsakymą draudžiantį ir iš tiesų lieka atviras klausimas dėl tų įmonių verslinės žvejybos, kurių šiandien yra Lietuvoje 55 ir dėl tikslingumo jų, reiškia, gėlose vandenyse. Aš atidėčiau į šalį ir tikrai nediskutuočiau, manyčiau, kadangi yra ir tradicijos, ir kiti dalykai, tai yra Kuršių marios, tačiau apie kituose vandenyse, ežeruose ir panašiai, aš manau, kad artimiausių metų reikės vienaip ar kitaip apsispręsti. Ir man tas tų žvejų verslinės žuvininkystės buvimas kelia labai daug neatsakytų klausimų, tiek ekonominių, tiek naudos, būtinumo ir kitų dalykų. Ir šiandien susitikime mes kalbėjom ir bendravom, išklausėm. Aš išklausiau vieną nuomonę, kitą nuomonę ir artimiausių metų aš apsispręsiu ir tikrai padarysiu sprendimą pasirašydamas vienokius ar kitokius dokumentus, tiksliau ministro įsakymą. Linkiu priimti teisingą ir gerą sprendimą. 500 000 mėgėjų žvejų laiko sukryžiavę pirštus ir tikimės, kad jūsų sprendimas bus palankus būtent jiems. Na, šiandieną savo žūklę baigėme, tikrai išbandėme naujus masalus, likome abu patenkinti, savo darbą jie puikiai atliko, vilioja žuvis. Na, o šiandien gal toks oras papuolė, manau, kad stambių lydekų nepagavome, nes jam kaip ir toks šviesus oras, saulė. Visą dieną saulė, aš manau, ne nuo ryto pradėjom, iš tikrųjų praleidom gerą laiką, patestavom voblerius, manau, žiūrovai irgi liko patenkinti, o visi didieji laimikiai dar laukia jūsų. Taip, viskas laukia prieš akį. Šiandien ačiū už dėmesį, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Visą. Ačiū tau, Gintarai.